norim jūs supažindinti su finansų ekspertu Sergejumi. Sergejau, papasakokite apie save, prašau. Sveiki vedėjai, sveiki žiūrovai. Esu Sergejus, 12 metų turiu patirties finansų sektoriai. Pradėjau savo karjerą po pirmo universiteto su investicijom, vertybinės popieriais ir taip toliau. Po biškį savo gyvenime jau link klasikinių bankų. Buvau daug metų bankų iždininkas, valdybos pirmininko pavaduotojas, paskui tapau valdybos pirmininku ir apie 3 metus buvau valdybos pirmininku. Dar dirbęs, vis tik tai buvo samdomas darbas, dažnai būdavo situacijos, kai reikėjo klientams pagalbos, sakysim, tokio kaip tarpininko tarp banko ir kliento, kurio aš dažnai tuo metu buvau. 17 metais aš nusprendžiau vis dėlto pabandyti save versle ir būtent realaus sektoriaus, tai statybos, nes mačiau, kad trūksta praktikinių žinių, tai iki šiol mano įmonė gyva, bet kai pastačiau varnelę, kad ko norėjau pasiekti, to pasiekiau, nusprendžiau, pagalvojau, tačiau ką daryti toliau. Ir prisimindamas tą, kad buvau, sakysim, toks kaip tarpininkas tarp klientų ir bankų, įsteigiau įmonę VIP Finance, prekinis ženklas FX. Ir mes dabar esam finansų ekspertai, finansų konsultantai, brokeriai. Tai mūsų įmonė, kaip sakant, verslas padalintas į 2 dalis. Viena dirba su fiziniam asmenim būsto paskolos klausimais ir aš asmeniškai kuruoju verslą. Tai yra verslo klientus, konsultuojam, mes esam kaip ir iždininkai verslų, tuo pačiu padedam pritraukti finansavimą arba investuoti, kai yra pinigų išteklas pas įmonės. Tai jeigu trumpai apie save, tai turim labai didelės įmonės savo portfelyje, milijoninės iš tikrųjų, bet tuo pačiu visą laiką ir mažas klientas, jeigu ateina, niekada neatsisakom jam padėti, nes iš tikrųjų toks požiūris galbūt ir padaro mūsų santykius su klientais labai šiltais. Puiku. O tai jeigu paprastai, tai kokiais klausimais, paprasti žmonės, dabar ne apie įmonės, Taip. Šitas klausimas, o apie paprastus žmonės, kokiais klausimais gali kreiptis būtent į jūs? Iš tikrųjų, pagrindinis toks verslas arba pagrindinis rytis yra žmonėms padėti sutvarkyti paskolą būsto pirkimui. Nes jeigu mes kalbam apie fizinius asmenis, tai yra būsto pirkimo klausimai su paskola. Aišku, mes savo darbe stengiamės, sakysim, taip, vesti klientą nuo pradžių iki galo. Tai kartais ir sumokam visus ten komisinius vertinimus ir taip toliau, kad klientui nereikėtų rūpintis, o jisai sumoka tik už rezultatą gale. Mes niekada neimam negražinti nuo avansų, nieko, nes, kaip ir sakiau prieš tai, mūsų tikslas santykiai ir rezultatas. Rezultatas padaromas gerai, tada tik klientas sumoka. Deja, mūsų šaly dar nėra praktikos kaip vakarų šalyse, kai brokeriai yra visur, viskas daroma per brokerius, brokeriai turi sutartį su bankais, ir bankai moka iš tikrųjų brokeriams, mums irgi norėtųsi tokios praktikos čia, bet deja ir įstatymas šiai dienai neleidžia bankams, sakysim, mokėti už tarpininkams, už fizinius asmenis. Tai ir čia ir yra dažnai dilema klientų, aš pats padarysiu, aš nenoriu sumokėti. Ir iš tikrųjų praktikoje, ko klientas labiau vertina savo laiką, ko, sakysim, jisai labiau užsiėmęs, net klausimų nekyla, ateina ir iš kitos pusės praktika parodo, kad vis tiek mes padarom geriau dažnai, negu klientas eina pas banką. Taip, mes dar nedaugom mūsų šalis, kad tikrai tiek brokerius, kad vertintų, kadangi kol kas mes nesam licencijuoti, tai galbūt kažkada gyvensim iki to, kad ir mus vertins, ir jūs vertins, nes tikrai darote, kaip ir mes padedam, taupom žmonių laiką ir pinigus, Taip. kad gauti geriausias sąlygas. Mes parduoti brangiau ir greičiau,
o jūs irgi gauti, išdėrėti tas Taip. sąlygas geriausias, kad klientas gautų Ir palankesnės noriu sąlygas. pridėti, mes esam licencijuoti, mes turim 2 licenzijos Lietuvos Nu va. banko, tai kaip ir mes oficialūs esam brokeriai, vat, labiau žinomas žodis galbūt tarpininkai, tai bet kol kas nepadeda sutvarkyti tam tikrus teisinius dalykus, nu, bet nieko. Aš manau, kad čia yra laiko klausimas Aš iš irgi taip tikrųjų. manau. Tiesiog anksčiau ar vėliau bus tas laikas, kai žmonės žiūrės į tarpininkus, nesvarbu, ar tai yra finansų tarpininkai, brokeriai, ar tai yra, nežinau, nekilnojamo turto brokeriai, bet jie žiūrės kitaip. Tiesiog aš tikrai turiu tokią nuomonę, kad tai yra laiko klausimas. O jeigu jums reikia, kad jums padėtų su paskolom, su finansavimu, tai ta prasme nuvestų jūs nuo pat pradžių iki paskolos gavimo, tai mes paliksime Sergejaus kontaktus, galite drąsiai jiems skambinti, rašyti ir aš manau tikrai Sergejus padės jums ir atsakys į visus klausimus.